Kalbėkime apie pinigus, tai šiandien tikrai bus toks biški ilgesnis galbūt pranešimas, nes tikrai daug įvykių ir vienas naujas bankas pradėjo naujiems klientams duoti kreditus ir pasidarėm tokią pensijų analizę, tai yra bandėm pažiūrėti, kur žmonės darė klaidas, tai pasidalinsim, kokios yra investavimo taisyklės ir pamatysim, kaip žmonės tų taisyklių nesilaiko, taip. Tada pakalbėsim apie nekilnojamą turtą, būtinai pakalbėsim apie auksą ir sidabrą, taip, kas čia tokio įvyko ir iš tikrųjų, kas atsitiko, kad nukrito tas auksas sidabras ir kas iš to daugiausiai uždirba. Gerai? Tai viską nuo pradžių. Gerai, kaip visada pradedam nuo kreditų, tai labai noriu pasidžiaugti, kad pažadą Revoliutas įvykdė ir jau šį mėnesį, galima sakyti, jau pilnai gali teikti į Revoliutą ne tik refinansuoti kreditą, bet priminsiu, kad tie, kurie nauji esat, irgi gali teikti paraiškas Revoliutui. Žinoma, labai gaila, ką jie žadėjo, kad bus čia labai geros sąlygos. Suprantam, kad kažkas įvyko, bet jie labai panašiai pradėjo duoti kaip ir kiti bankai. Žinoma, jeigu esat geras klientas, perkat gerą turtą, visada šiandien panašiai galit gauti apie 1,3 banko maržą. Kartais taip, teisingai, jeigu jau labai geras klientas esat, Revoliutas gali duoti ir 1,1 ir 1,2, bet tai būna labai retai, ne? Bet labai gaila, kad tikimės, kad tikrai Revoliutas padarys kažkokią revoliuciją, biškį sumažins tos procentus, bet kol kas matom, kad irgi jau užstrigo prie 1,3 procentų banko maržos. Na, pagyvensim, pažiūrėsim, palinkėkim jiems sėkmės ir tikimės, kad kažką tokio padarys gero, kad mes turėsim pigesnius kreditus. Kas šiandien vyksta, taip? Tai banko maržos tikrai yra apie 1,38, sakykime, sviruoja nuo 1,3 iki 1,5, tai va čia tas toks viduriukas va yra 1,38, tai šiandien žmonės galbūt yra, kurie moka apie 3,48, tai jau skaitykit, kad tikrai esat va rinkos viduriuke, taip, kur tikrai mokat už kreditą, nu, pagal, sakykime, rinkos kainą, ne? Jeigu jau moka daugiau, tai greičiausiai permokat arba tingit kažką padaryti, kad tikrai mokėtumėt apie 3,5, doleriais moka apie 5 ir kas dar nepasikeitėt EBFINO, tai irgi, žiūrėkit, moka be reikalo 4 žmonės procentus, o 0,5% nuo 100 000 galit sutaupyti apie 10 000 eurų. Taip? Viską aš esu sudėjęs į savo knygą ir tikrai žmonės, kurie mėgstat patys pasiskaityti, pasiklausyti, nes padarėm, kas norit video žiūrėkit, kas norit audio klausykit važiuodami automobiliu, viską padarėm, kad jūs įdėtumėte daugiau pastangų į savo kredito valdymą. Nes puikiai suprantat, kad kreditai yra, kalbam apie 100 000, taip, ir dar reikia tiek pat permokėti, taip. O šitoje knygoje ir dalinuosi, kad sudėjau netgi su pavyzdžiais, kaip sutaupyti pusę bankui mokamų palūkanų. Kaip padaryti, vat mūsų asociacijos nariai dažniausiai renkasi tą metodą, panašiai per 3-5 metus jau jie už savo kreditą nebemoka, taip? Todėl, kad teisingai daro iš karto žingsnius, o ne pirmą pasiima mašiną į lizingą, būsto kreditą, dar vartojimą kreditą, dar kokias kreditinės korteles, nu ir pakliūna į tuos kredito spąstus ir žinoma, kad iš jų paskui ištrūkti yra labai sunku, bet visada yra įmanoma. Jeigu tikrai tam skirsit laiko ir tikrai įvertinsit ir pripažinsit savo klaidas, tikrai galima ištrūkti iš tų kredito spąstų ir pasidaryti taip, kad jums kreditas nekainuotų. Taip reikėtų elgtis teisingiausia. Čia kalbu apie gerus ir blogus kreditus ir jau jūs čia patys pasirenkat, kokį kreditą nori turėti. Taip, ar gerą, ar blogą. Gerai? Čia tiesiog administracijai parašysit, kaina yra viso šito komplekto yra 99 eurai, iki kovo 1 leidžiam jums ir gausit ir knygą, ir audio, ir video, tik 59 eurai. O kas mėgstat ir turit ambicijų ir norit galbūt daugiau, sakykime, galbūt ir iš investicijų uždirbti ir galbūt planuojat 2, 3 ar 4 nekilnojamą turtą, prašom ateiti į konsultaciją, mes įvertinsim jūsų situaciją ir duosim patarimus, kaip ką daryti, ko geriau nedaryti, kad tikrai pasiektumėt savo tikslus. Kur laikyti pinigus, jeigu turite santaupose, tai čia vienas iš saugiausių būdų, tai yra
terminuoti indėliai, kurie yra apdrausti 100 000 eurų. Ir čia visada sakau patarimą, jeigu butą pardavėt, namą pardavėt, stenkitės, kaip keista neatrodytų, bet nelaikyti sąskaitį daugiau negu 100 000. Gali tos pačius 300 000 išdėlioti per 3 bankus. Taip jums nieko, taip praktiškai nekainuoja, bet jūs tikrai turit saugumo, nes tikrai buvo atveju, prisimenat, kai buvo didelės krizės, o tos krizės tikrai nebūsiu pranašas, bet jos artėja, tos dideli pokyčiai finansuose. Ir jeigu netyčia kažkas tokio įvyktų, kad sužinotumėt, kad jūsų bankas bankrutavo, tai iš tų kažkokių 300 000, ką jūs pardavėt ir galbūt planavote įsigyti kažkokius kitus namus, jau supraskit, begausit tik tai 100 000 eurų. Bus labai labai gaila. O sprendimas paprastas, nelaikykit pinigų viename banke. Gerai, viskas. Tai šiandien terminuotose indėliuose gali tikrai gauti netgi 3,1. Ir žinokitės, tai yra, sakykime, tai ne patys geriausi procentai, bet va kalbėsim apie investavimą. Jeigu jūs nesuprantat, kur investuojat, arba jūs ten įtraukia į kažkokias investavimus, todėl kad kaimynai, draugai, broliai, sesiai investuoja, visada žinokitės, kad galit prarasti pinigus investavime. Dėl to investavime reikia tikrai skirti laiko, reikia mokintis, reikia turėti šalia kažkokius mokytojus, kur jums iškilus kažkokiai situacijai tikrai jie padėtų. Taip? Tai nedarykit to patys, o geriau kartais tikrai, jau geriau laikykit terminuotose indėliuose, gaunat apie 3 procentus, o matau kredito unijos, bankai gali jums tikrai suteikti apie 3 procentus. Tai kol suprasit, ką reikia daryti su pinigais, tikrai bent jau laikykit už 3 procentus, nors kai kurie matom, kad bankos ir puikiai žino turbūt daugiau nei pusė žmonių, turi už nulį, laiko ten tos 10-100 000 kartais laiko tik tai už nulį. Jeigu jūs neuždirbat, žinokite, visada infliacija suvalgo pinigus. Gerai, pakalbėsim teisingai šiandien dar apie infliacijas, dėl ko iš investavimo ne visi uždirba. Na ką, turim stebuklą mūsų auksą sidabrą, kuris irgi vasaris, matau, 7 procentai, per metus 50 procentų, per 5 metus 184. Sidabras buvo kritimas, taip, tai kartais gal reikia pagalvoti, kas norite įsigyti sidabro, taip, nes per šį mėnesį jisai nukrito apie 10 procentų. Bet jeigu pažiūrėsim per metus, jis davė superinį rekordą 129 procentai. Jisai netgi praeitais metais pateko į 3. vietą pagal viso pasaulio, sakykime, kas investavo kažkur tais, tai sidabras buvo 3. vietoje pagal investicijų grąžą, taip. Važiuojam toliau, tai mūsų asociacijos nariai visada gauna 2 kartus į mėnesį. Jūs galite irgi užeiti Facebook'o aukso klubas, irgi gausi tokią lentelę, tik tai mes neatskleidžiam parduotuvių, nes nenorim daryti jokios čia reklamos, tik tai nariai mato tas parduotuvės, bet jūs čia visada galite bent jau pasitikrinti, kokia yra sidabro kaina. Tai mes čia vasario 1 dienos turim lentelę, kur galite matyti, už kiek buvo galima nusipirkti sidabrą. Na ir pasižiūrėkim auksą, taip, už kiek kainavo auksas. Labai svarbu tik tai atskirti, kad kartais, kai perkat 1 gramą auksą, matot, yra antkainiai čia surašyti. 26, 21, 29 procentai. Dėl to, kai perkat auksą po 1 gramą, kartais pagalvokit, ar verta taip daryti, nes kai perkate, pavyzdžiui, uncijom, tai yra 31 gramas, taip, arba bent jau 10 gramų aukso pirkit, tikrai ten tie procentai bus kažkur panašus, bet vis tiek matot antkainiai 6, 5, 10 procentų. Dėl to labai svarbu, iš kur perkat auksą sidabrą. Taip, tai yra vienkartinis mokestis, bet vis tiek, jeigu galima sumokėti mažiau, galbūt sumokėkim mažiau. Na ir žiūrėkit, kaip finansiškai raštingi žmonės elgiasi su auksu sidabru ir kaip jie uždirba tiesiog apkeisdami auksą ir sidabrą. Tai mes vieną tokį ryškų galbūt pasikeitimą turėjom per COVID-ą, kai buvo galima auksą parduoti ir nusipirkti 93 sidabrinės monetas. Tai yra, tu aukso vieną monetą, vieną unciją 31 gramą parduodi, taip, gauni 1571 ir nusipirki 93 sidabrinės monetas. Po to žiūrėkit, kas įvyko metų pabaigoje, gavosi taip, kad mums iš tų 93 sidabrinių monetų užteko tik tai 76 monetų, taip, jas mes pardavėm
ir atgal nusipirkom savo aukso gabaliuką ir žiūrėkit, iš tų 93 atimkit 76 ir žiūrėkit mes 17, ne, man atrodo. 17 sidabrinių monetų gale metų likom, vienu žodžiu, tiesiog liko, ne? Ir auksinę monetą susigražinom ir dar 17 monetų liko. Tai yra, reikia ieškoti momento, kada galima sukeisti auksą ir sidabrą ir iš to galite išlošti. Dideliuose rinkose žmonės, kurie su milijonais dirba, jie labai dažnai irgi auksą keičia į nekilnojamus turtus. Tai kviečiu tiesiog suprasti šitą principą, nes kartais galima iš to tikrai nemažai uždirbti. Ir žiūrėkit, kas įvyko šiais metais, taip? Atkreipkite dėmesį, dar sausio mėnesį jūs galėt, žiūrėkit, vidurkis sidabro visada reikėjo, kad nusipirktumėt vieną unciją, panašiai apie 80, 90, kažkur tais vidurkis buvo, reikėdavo sidabrinių monetų, kad jūs nusipirktumėt vieną auksinę. O sausį ir dabar vasarį, tai sausį jau turbūt pramiegojot, tai yra buvo 49 sidabrinės monetos, buvo galima pakeisti į auksą. Suprantat? Vat jeigu jūs pirkot sidabro, ten 100, 200 galbūt turėjote, ne monetų, jūs galėjot paimti 49 ir nusipirkti auksą. Taip? Tai čia tiesiog pasidomėkit, bet tiesiog tai būna labai retai, būna per 2-3 metus. Čia netgi galima teikti, kad per 5 metus įvyko pirmą kartą toks įvykis, kai tikrai galima buvo, paskutinį prisiminam 76, jau apsimokėjo keisti, o paskui jau buvo 49, 58. Netgi šiai dienai kartais, jeigu kartais turit labai daug to sidabro nusipirkę, kartais dėl rizikos skaidimo yra neblogai tiesiog pakeisti jį į auksą, gerai? Tai čia jeigu reikės, norėsit, kad pamokintumėm tuos dalykus, visada kviečiam į susitikimą. Taip? Na ką? Mylėtojams gyvybės draudimų, kas dar nenusprendėt jų nutraukti, nes tikrai čia mokesčiai yra labai dideli, jau ir su Lietuvos bankas viešina lenteles, kur yra 2, 3 pakopa ETF, o gyvybės draudimas yra per viduriuką, ne? Netgi jau atvirai yra kalbama, kad geriausiu atveju tik tai susigrąžinsit tuos pinigus, kuriuos įdėjot, o blogiausia, kas dar yra, kalbėsim apie infliaciją, tai čia mes jau neskaičiuojam, kad jūs susigrąžinsit savo pinigus po 30 metų, taip? Bet klausimas, o kiek pinigų vertė jau bus, ne? Ten, kur jūs kaupėt. Tai šitoj vietoj tiesiog pasižiūrėkit, mes iš kiekvienos kompanijos išrenkam blogiausius rezultatus, taip? Pasižiūrėkit, ar jūsų nėra, sakykime, čia investuota ir gal pasitarkit su savo konsultantais, galbūt pakeisti reikia. Nes mes čia pažiūrėjom, kurie yra patys geriausi fondai, ne? Pavyzdžiui, matau auksas, matot, po 50% per metus, ne? Geriausi rezultatai. Tai čia matau, Ergo, Artėja turėjo aukso fondus, taip? Prašau, po 50% pelnas, taip? Tai šitoj vietoj labai svarbu, kai renkatės investicinius produktus, žiūrėti, kur jūs investuojat ir turi būti tas portfelis tikrai išskaidytas ir būtinai pasitarkit su profesionalais, kad nebūtų taip, kad investuojam kažkur į vieną kryptį, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, obligacijų JAV doleriais fondas. Matot, minus 7%. Ir galvojat, kad kaip fainiai Amerikos obligacijos bus labai saugu, ne, matot, yra minusas, taip? Tai viskas gerai, bet vėl prieinam prie to, kad ar suprantat, ką jūs darot su savo pinigais. Jokie pensiniai fondai, gyvybės draudimai ar investavimo kažkokie fondai jums neuždirbs pinigų. Jūs turit laiku nupirkti, laiku parduoti, taip, tiesiog tam yra tam tikros taisyklės. Nu ką, startavo šiais metais pensiniai fondai, tikrai neblogai, čia yra 3 pensijų pakopa, matom 2, sakykime 2,9, kai kurie fondai irgi uždirbo. Svedas, Luminoras gerai uždirbo, bet yra tokių fondų, kur tik tai 1%, 2%, taip, vėl tiesiog kviečiam pasižiūrėti, kur jūs investuojate 3 pensijų pakopai ir kur investuojate 2 pensijų pakopai pagal savo amžių, jūs čia irgi galite vaikščioti tarp kompanijų, taip, viskas yra tvarkoje, tiesiog turit sekti investicinės grąžas. 2 pakopai taip pat, matau, yra virš 2% grąžos, taip, na dar metų pradžia, bet 2 pakopa viskas tvarkoja, uždirba savo pinigus. Čia, kas dalyvavot mano seminare, tai noriu tokį apibendrinimą, sutrumpinimą padaryti, nes galėjau norėsiu pasidalinti mūsų, kaip sakiau, analizę. Taip,
aiškinamės iš tikrųjų, ar supranta žmonės apie pensinį fondą ir ar tikrai, kaip sako, liptų į tą pačią balą dar kartą, taip? Tai va čia gale mes papasakosim, bet dabar, kas dar nematėt webinaro, visada galite eiti į internetą, tikrai rasit, ar Facebooką Finansų ir kreditų valdymo asociacijoje, tikrai parašykit, patiko, nepatiko webinaras, gerai. Tai esmė yra tokia, va 5 sprendimo būdai. Pirma, tęsit, nieko nekeičiat, jeigu jums viskas tinka ir patinka. Antras variantas, ką dauguma žmonių irgi yra nusprendę, nesakau, kad dauguma, bet tikrai daug apie tai kalbam, kad reikia nutraukti, ne? Bet tą reikia daryti labai protingai. Kita grupė žmonių tiesiog yra pinigai, jie tiesiog sustabdo įmokas ir tie pinigai toliau tiesiog investuojasi, bet daugiau papildomai į antrą pakopą neįnešam, kadangi ten susikaupia nemažai pinigų, jie gali toliau jums generuoti pelną. Irgi viena iš tokių gražių pasakų, kad galima pasimti 25%, taip, bet čia replika, kad niekas nepasako, kad bet negali daugiau pasiimti, negu tu įdėjai. Ir pavyzdžiui, aš arba kiti žmonės, kurie 19 metais irgi sustabdė pensinį fondą ir pensinį fondą susikaupė tik iš sodros pinigų, tai šitoj vietoj gaunasi taip, kad šito mes prašėm punkto, jeigu tu ten susirgi vėžiu, dar kažkokia nepagydoma liga, tau reikia labai pinigų, kad bet kada galėtum pasimti tos 25%. Na, bet jie padarė, kaip padarė, va tie žmonės, kurie kaupė tik iš sodros pinigų, tai gavosi taip, kad iš vienos pusės netgi ir aš galbūt galvojau pasimti tos 25%, kažkur investuoti, bet kai jie įdėjo tokį punktą, kad, nesako, gausi tik tai tuos, kur įdėjai. Tai jeigu ten pas mane, pavyzdžiui, buvo tik tai 400 eurų įdėta, tai va aš juos tik tai ir galiu pasimti. Tai žinoma, man naudinga turbūt pasimti visus tos pinigus. Su sustabdymu irgi tokia kiaulystė. Tai jeigu aš sustabdau, tai aš kai norėsiu toliau kaupti, ašgi parašysiu jums prašymą teisingai. Bet yra įdėtas vėl punktas, kas galvojat sustabdyti, yra punktas, kad privalėsi kiekvienais metais rašyti prašymą. Ir jeigu praleisi tą momentą, vėl jie suprantu, vėl tais metais tave įtrauks į tą pensijų fondą. Tai yra tiek nedadirbtų, sakykime, dalykų, kur tikrai iš tikrųjų baugina ir toks visiška nekompetencija yra tą, ką daro, sakykime, pas mus vyriausybei. Jau atrodo, viską jau iškalbėjom. Tiek to, kaip sakom, nieko tobulo galbūt nėra gyvenime, bet jie galėjo priimti nacionalinį sprendimą su partijom, kad žiūrėkit, kaip pavyzdžiui su gynyba, jie priėmė sprendimą dėl tų 5% finansavimo, kažkaip galėjo priimti sprendimą, kad žiūrėkit, dabar darom dar paskutinę reformą pensijų fondų ir daugiau reformų nebebus. Taip, galėtų tokį dalyką priimti teisingai. Bet kažkodėl nepriima, reiškia, bus vėl rinkimai, vėl politikuos ir vėl dar tų reformų gali būti labai daug, Ir netgi labai finansiškai stiprų žmonės, kurie dirba ir Lietuvos banke, ir ekonomistai, netgi jie kalba jau tokiam lygmenį, kad sako, sako, mes pasiimsim tos pinigus, nes mes nežinom, ko čia dar tikėtis iš tos antros pensijų pakopos. Bet žiūrėkit, koks yra dar įdomus dalykas, yra 5. variantas. Kad galima nutraukti, galima pasimti tos pinigus, gražinti dalį sodrą, dalį savo pasimti, bet jums niekas nedraudžia toliau kaupti antroji pensijų pakopai. Ir čia galbūt, kur aš išvelgiu gal teigiamą tokį dalyką, kur žmonės uždirba nedaug, pavyzdžiui, minimalią algą, arba, pavyzdžiui, verslininkai rodo tik minimalią algą, o pinigus išsiima tik tai per dividendus. Tai visai neblogai, nuo minimalios algos tu panašiai mokėsi, kaip pavyzdį sakau, apie 33 eurus ir dar valstybė tau panašiai tiek pridės. Tai gaunasi, kad tu padvigubini savo investiciją. Tai tas nutraukti ir toliau investuoti irgi nėra blogai. Bet čia, kaip sakau, kiekvienas šitas punktas priklauso nuo žmogaus. Na ir čia elementarios taisyklės, kurias jūs turite žinoti, nes kaip bebūtų, kai jūs perkate investicinius fondus, investuojate investicinius gyvybės draudimus, jūs tampate investuotojais, Tai pirma taisyklė, neinvestuok ten, kur nesupranti, investuokite į save, į savo žinias, į vaikus investuokite, Nes jeigu jūs esat geras specialistas, bet galbūt kažkokius kursus praeisit ar investuosit dar į kažkokias žinias ir jūs būsit dar geresnis specialistas, tai jums ir sumokės daugiau tų pinigų, taip? Jūs galėsit dėrėtis dėl savo algos, galėsit eiti į geresnę kompaniją ir čia yra pagrindiniai pinigai.
investuoja tik atliekamus pinigus, kai jūs jau tikrai daug uždirbat, kur nebespėjat išleisti tų pinigų. Ir jeigu dar vedat biudžetą, tai iš vis esat šaunuoliai, tai reiškia pas jūs daugiau tų pinigų atlieka. Tik tada, kad išsaugotumėm pinigų vertę, mes tik tada investuojam. Bet tik tada, kai lieka pinigai, o ne kai nuo minimalios algos dar kažkas nori iš tavęs paimti pinigų. Taip? Ir kai tau trūksta pinigų, tada žmonės eina į greituosius kreditus, vartojamus kreditus, televizorius, šaldytuvus, perka leasingų ir moka po 10-12% palūkanų. Taip, bankams. O iš investavimo pažiūrėsim kokie procentai ir tikrai ne 10 ir 12, taip? Trečias dalykas. Investavimas yra visada rizikingas. Jūs vieną rytą, matėt, netgi sidabras, sakykime, ne, kur buvo pakilęs iki 130%, taip, jisai nukrito ten virš 30%, bet vis tiek jo pelnas buvo tikrai daug, labai geras, ne, nes tiesiog smarkiai nukrito. Bet tikrai būna tokių situacijų per krizės 2008 metais, kai fondai krenta ir po 50%. Taip? Dėl to apie investavimą tikrai, kaip apie vairavimą, ne, jūs negalite sėsti prie vairo, neišlaikę vairuotojo pažymėjimą ir, neišlaikę, sakykime, policininko, ne, ten, kur yra regitroj, taip. Tai yra ir policija, ir teorinis, ir praktinis egzaminas, tik tada gali sėsti prie vairo, nes supranti, kad pasiekmes gali būti baisios, su investavimu aš manyčiau, kad yra taip pat. Tiesiog tam turi skirti tikrai daug laiko ir netgi ne tai, kad daug, bet tai yra minimum 5-10 metų, kada tu pradedi suprasti apie investavimą ir kur tikrai gali tikėtis uždirbti kažkokį pelną. Nes dažniausiai nesupranti, žinau, kad visada prarasi pinigus. Bet dėl ko dabar kalbam apie antrą pensijų pakopą, ne? Todėl, kad daug žmonių buvo priverstinai įtraukti ir taip toliau, ir žmonės nesupranta, ką jie daro, ne? Jie tik supranta, kad iš jų atskaičiuoja nuo algos ir supranta, kad gal tos grąžos yra netokios didelės, kaip jie tikėjosi. Na ir kaip mes sakom, neieškau greito pelno, kurk sistemą. Kartais nusipirkti, žinokitės, butą ir jį išnuomoti galima pavadinti tai verslo sistema, nes jūs turite ieškoti gerą nekilnojamą turtą, teisingai nusipirkti už gerą kainą, kad toj vietoj, kur nusipirksit, augtų jo kapitalo prieaugis būtų geras, taip. Ir antra grąža, nekilnojamo turto, kodėl jis mėgsta? Nes yra dvi grąžos. Tai yra iš kapitalo prieaugio, tai yra pats brangsta nekilnojamas turtas ir dar papildomai mes gaunam iš nuomos kiekvieną mėnesį. Būna mėnesių, kai nėra nuomininko, būna mėnesių, kai reikia paremontuoti butą. Tai čia jo minusas yra, kad jisai reikalauja priežiūros ir reikalauja jūsų laiko. Bet tai yra turbūt pasaulyje viena iš saugiausių ir suprantamiausių investicijų. Taip? Esmė tokia, kad jūs turite arba verslą sukurti kažkokį, kad jums tie pinigai generuotųsi kiekvieną mėnesį, o nelauktumėm pensijos ir galbūt išmokės, galbūt neišmokės. Visiškai neaišku, kokie tie bus anuiteto mokesčiai ir kas čia bus iš vis po 30 metų. Taip? Bet jeigu bus viskas gerai, tai mes turim pasirūpinti, kad turėtume mažiausiai 5 pensijas. Dabar pažiūrėkime, aš noriu tiesiog jums paaiškinti, parodyti, kodėl jūs neuždirbsit labai daug iš tų pensinių fondų, iš tų, kur, sakykime, siūlo mums kompleksiškai, pavadinkim, tai yra bendrai, sakykime, visuomeniai, tai yra valstybė gerai masto, ne, kad mes tikrai turėtumėm tas 5 ar 3 ar 4 pensijas, bet esmė, žinot, susidurėm su godumu. Tai yra, kai kažkas nori daugiau uždirbti, taip, ir tada skaičiuoji, dėlioji tą matematiką ir supranti, kad kažkam yra gerai, bet kažkam nelabai gerai, ne? Ir kai atsiranda tokių gudragalvių, kurie nori tiesiog iš tos sistemos uždirbti pinigus ir nenori su mumis dalintis, tada jau gaunasi problema. Žiūrėkit, kai apie investavimą visi kalba ir rodo, kad čia 8 ar 9%, žiūrėkit, uždirbo, žiūrėkit, niekas nekalba dažnai apie infliaciją. O žiūrėkit, infliacija yra pats didžiausias mūsų investavimo priešas. Statistikos departamentas skaičiuoja, kad nuo to momento, kai atsirado pensiniai fondai, 2004 metai, infliacijos vidurkis yra 3,8. Kam įdomu, pasižiūrėkit seminare, aš turiu ten kiekvienais metais viską surašęs, taip? Bet ar tikrai 3,8 yra infliacija? Visos pasaulio šalis skaičiuoja, sakykime, pagal tam tikras formulės, bet jie ima kaip pavyzdys Lietuva iš 900 panašiai 20 prekių ir paslaugų ir išveda tą infliaciją 3,8.
Mes tikrai tiek nenaudojam. Mane ir vedat biudžetą, tai ten yra maksimum koks 30-40 punktų, kur mes išleidžiam pinigus ir kiekvienos šeimos infliacija yra skirtinga. Bet aš tiksliai žinau, kokia yra pensininko infliacija. Atkreipkite dėmesį, kokia yra tikra Lietuvoje infliacija. Atkreipkite dėmesį, aš jau čia palikau tą lentelę, kad matytumėt, kaip nuo 2004 metų, žiūrėkit, augo minimali alga. Nuo 145 eurų iki 1038. Kaip auksas, taip brango. Tai yra, jeigu jūs žiūrėkit iš minimalią algą, jeigu turėjote, ne? Vat aukso kaina buvo už 1 gramą 11, jau 25 matot buvo 82. O kas įdomu, atkreipkite dėmesį, kad 2004 metais aš už minimalią algą galėjau nusipirkti 13,5 gramus aukso. Ir atkreipkite dėmesį, 25 metai aš galiu tik mažiau nusipirkti aukso, tik 12,7. Įsivaizduojate? Vat ką reiškia tie pinigai, ne, kurie nėra padengti niekuom, tik tai perkamąją galia. Ir va čia tiesiog noriu, kad susimastytumėt, kai mums sako pakelsiu algą, jūs visada skaičiuokit auksų, gerai? Jūs pasiveskit, kiek jūsų alga yra auksų gramais, taip? Ir kai jums eina dėrėtis dėl algos, visada pasižiūrėkit, ar auksų pakils jūsų alga. O gal netgi sumažės, jeigu jums ir pridės 100 galbūt eurų prie algos, bet gali būti, kad praeitą mėnesį jūs galėjot 15 gramų nusipirkti, o dabar gali tik tai 12 gramų nusipirkti. Taip? Bazinė pensija, kur jau kontroliuoja mūsų valstybė, atkreipkite dėmesį, nuo 50 pakilo iki 198 eurų. Žiūrėkit, kodėl aš jums tos dalykus rodau. Todėl, kad vidurkis, atkreipkite dėmesį, minimalios algos. Minimali alga tai yra minimalus pragyvenimo lygis, ten maistas, komunaliniai, turbūt vaistai, ne? Tai yra minimalus, iš ko gyvena mūsų pensininkai arba žmonės, kurie uždirba minimalią algą. Jų, žiūrėkit, yra, pavadinkim, infliacija, nes ta alga minimali ar pensija, žiūrėkit, jinai auga pagal tai, kiek žmogus gali nusipirkti prekių paslaugų, kad išgyventų, taip? Ir pagal tai atkreipkite dėmesį, Lietuvoje aš galiu teikti, kad tie, kurie uždirba mažas pajamas, jų infliacija yra didžiausia, yra apie 9 procentus, o ne 3,8, suprantat? Tie, kurie galbūt daug uždirba 5 tūkstančius, važiuojat po užsienius, kažką ieškot, rūbus, batus, dar kažką nusiperkat pigiau, viskas gerai, ten gali būti infliacija būti gal ir 6, gal 7, tam reikėtų vesti savo biudžetą, kad tą pažiūrėtumėm. Bet aš tikrai matau, kad žmonių infliacija, tų, kurie yra pensininkai arba minimalią algą uždirba, yra 9 procentai. Netgi auksas, žiūrėkit, kad ir žiūrim labai didelės grąžos, bet nuo 2004 iki 2025 metų irgi yra tik tai 9,7. Labai atitinka, žiūrėkit, infliacija. Ta, ką ir kalba, kad auksas yra labai geras rodiklis, tai yra pažiūrėti, kokia yra infliacija. Ir mane labai gąsdina, kad dabar auksas pradėjo ir sidabras labai brangti, nes gali prasidėti didelė infliacija, vadinama hiperinfliacija. Ir tą man atrodo, kad mes labai greitai pamatysim. Taip? Dabar, kad jūs suprastumėt, aš padėliojau truputį pavyzdžius, kodėl sakau, kad jūs neuždirbsit iš savo tų pensinių fondų. Todėl, kad jeigu atsidėtumėt, pavyzdžiui, po 200 eurų kiekvieną mėnesį, jūs suprantat, kad, pavyzdžiui, yra žmonių, kurie savo vaikų studijom kaupia po 200 eurų, tiesiog deda į sąskaitą. Viskas tvarkoj po 20 metų, kai vaikas baigs ten tą mokyklą, pas jį bus 48 tūkstančiai sąskaitoj. Bet atkreipkite dėmesį, jeigu bus infliacija 3 procentai, tai jau kaip ir suprantate, ne, kad pinigų nebus, perkamoji galia nebus 48 tūkstančiai, jinai bus mažesnė, teisingai. O dabar atkreipkite dėmesį, protingesni žmonės kažkur investuoja, neatideda į sąskaitą, investuoja. Ir pavyzdžiui, gauna 5 procentus. Ir dabar atkreipkite dėmesį, jeigu šalia eina 5 procentai infliacija, tai žiūrėkit, iš 83 tūkstančių atrodo, vietoj 48 tūkstančių, taip, kuriuos jūs įdėjot, sukaupėt 83 tūkstančius,
Bet realiai pinigų vertė po 20 metų, jeigu bus 5 procentai investavimo grąža ir 5 procentai infliacija, tai bus 31 000, taip? Mažiau negu įdėjot. Gerai, einam toliau. Jeigu mes, pavyzdžiui, sakom, taigi ne, aš galiu gauti iš sutelktinio investavimo apie 8 procentus, gerai, žiūrim, 8 procentai ir tada žiūrim 5 procentai infliacija, taip? Įdėjo tos pačius 48, wow, uždirbom 118 000, atrodo labai daug, bet jeigu infliacija yra 5 procentai, taip, šeimų, mes turim nuostolį, netgi nesukaupiam tiek, kiek įdėjo, suprantat? Tai kai mes kalbam apie pensinius fondus, kurie uždirba apie tuos 8 procentus, o suprantam, kad mūsų infliacija tikrai yra ne mažiau negu 5 procentai, mes tiesiog turit suprasti, kad jeigu pensinius fondus nueina tie 200 eurų, tai vat po 20 metų jūs tos 200 eurų pagal perkamąją galią ir pasiimsit. Ir čia yra viskas normalu. Tai yra žmonėms, kurie nesidomi investavimu, jeigu yra tokia formulė, nu viskas gerai, sutikit pensininkui dabar pridėti 200 eurų, tikrai yra pinigai. Tai yra, taip daryti yra geriau negu nieko nedaryti, taip? Bet noriu tik tai paminėti, kad į tos, kai mes investuojam, pavadinkim, kaip sakiau, visuomeninius tos, kur valstybė mums kuria programas, viskas gerai, jie dirbs saugiai, jie uždirbs tos 7-8 procentus, bet jūs turit suprasti, kad jeigu tą mėnesį atidėjote ten tos 100 ar 200, tai ir po 20 metų jūs tos pačius pinigus tiesiog pasiimsit, taip? Jeigu bus infliacija, nedaugiau 5 procentai, taip? Tie žmonės, kurie nutrauksit galbūt tą pensinį fondą ir jeigu laikysit 20 000 eurų, tiesiog sąskaitoju ir nieko nedarysit, o tokių tikrai bus, supraskit, kad po 20 metų iš to 20 000 beliks tik 6 000. Tai reiškia, jeigu jūs nutrauksit pensinį fondą ir nieko nedarysit, jūs tiesiog jau tikrai būkit garantuoti, kad tos pinigus prarasit, ar ten vagis pavogs, ar dar kažką, čia jau didelio skirtumo nėra. Vis tiek tie pinigai smarkiai nuvertės. Netgi mes turim labai gerą pavyzdį nuo 2015 metų, kai pas mus įvedė eurą, ne? Sutinkat, kad tada 10 000 litų buvo pinigai, o šiandien 3300 eurų jau yra kažkieno tik tai vieno mėnesio alga. Nors 10 000 jau galėjo būti 4-5 mėnesių gera alga, ne? O šiandien yra tik tai vieno mėnesio gera alga. Taip yra su infliacija, jūs tą puikiai žinote, ne? Na ir ką, einam prie pensinių fondų. Tai čia tiesiog irgi tokią išvadą pasidarėm, kodėl mes buvom pikti 19 metais. Atkreipkite dėmesį, jų pensiniai fondai uždirbo panašiai 4-3, apie 6 procentus tik tais, ne 8, taip? 6. Ir gavosi, dabar nuo 19, kai vyko reforma po 19 metų, kai jiems sumažino apetitus, sumažino administracinius mokesčius, grąžos, žiūrėkite, kiek pašoko į viršų, apie 11 procentų netgi. Klausimas, kodėl jie negalėjo čia taip gerai dirbti, gal dabar nebūtų tokio triukšmo ir nepasitikėjimo pensiniais fondais, taip? Važiuokim toliau. Tai, kad būtų aiškiau, pažiūrėjom nuo 2004 metų, mes 22 metais darėm šitą analizę irgi, tai buvo tokia situacija, kad jeigu jūs 1 eurą turėjote 2004 metais ir sprendėte, ar į pensinį fondą įdėt, ar pavyzdžiui į auksą, taip? Tai pagal auksą jūs šiandien vietoj 1 eurą turėtumėte 5. Taip, per šitą laikotarpį. Nuo 4 iki 22 metų. Bazinė minimali pensija, atkreipkite dėmesį irgi, nuo 1 euro pakilo iki 5. O pensijiniai fondai iki 22 metų, nuo 2004 metų, atkreipkite dėmesį, vidurkis buvo tik tai 4,4 procentai. Tai reiškia, 1 euras padidėjo tik tai 2 eurais. Suprantat? Ir netgi minimali alga irgi kilo 8,89 ir netgi minimali alga, galima sakyti, 1 euras pavirto 6 eurais. Taip? Tai reiškia, tie dalykai augo žymiai greičiau. Ir dabar pasižiūrėjom 2004-2025 metais. Ar kažkas pasikeitė? Auksas 1,5, bazinė pensija 1,4. Kas pasikeitė, tai tikrai šita grąža, ne pensinių fondų. Jau jinai yra 7,2 ir tas 1 euras jau pavirto į 3 eurus 53.
Po to minimali alga 1:5. Akumuliacinė infliacija 3,82. Tai va, jau jūs patys pasidarysit išvadas, gerai. Ir čia va šitoj vietoj žmonės visada renkasi, ne? Kokį kelią pasirinkti. Ar finansiniškai būti raštingais ir tikrai domėtis tais dalykais, nes nuo to, kaip sako, laimingas nebūsi, bet pinigai padeda išspręsti labai daug problemų. Taip? Na ir jūs galite daryti taip, kaip sakau, pensiniai fondai, gyvybės draudimai, tai yra, na, jeigu norit juos remti, remkite, ne, viskas tvarkoja, čia jūsų pasirinkimas, bet bandžiau parodyti iš savo pusės, kaip aš matau tą jų investavimo grąžą, tą naudą ateities, taip, ir iš vis ar verta ar neverta, ne, bet pasikartosiu. Jeigu jūs patys nieko nedarysit, žinoma, geriau likti pensiniuose fonduose. Bet jeigu tikrai norit eiti kitų kelių, tai tą, ką daro turtingi žmonės, tai jūs turite galbūt su tais pinigais elgtis kitaip. Gerai? Ir žiūrėkit, ką pasakė 121 apklaustas žmogus. Kas buvo pagrindinė priežastis, kodėl pradėjote kaupti antroje pensijų pakopoje? Ne, pasižiūrėkit. 32, ne? Tai buvo automatinis įtraukimas. Tai jie nenorėjo kaupti, bet jos tiesiog, kaip sako, automatiškai juos įtraukė, ne? Antra vieta, va, matau, yra patarė bankas, darbdavys, konsultantas. Na ir trečią vietą, va, žiūrim, valstybės paskata, ne? Tai žmonės, reiškia, rinkosi nesąmoningai, arba jos automatiškai įtraukė, arba išgirdo, kad gaus mokesčių lengvatą. Tai yra ne dėl investavimo tam tikrų taisyklių ir rizikų valdymo, bet dėl kitų dalykų, ne? Važiuojam toliau. Kuri iš šių minčių tuo metu jums atrodė svarbiausia? Taip, pasižiūrim. Didžiausia, 41, taip? Geriau kaupti, negu nieko nedaryti. Pritariu. Taip, geriau kaupti, negu nieko nedaryti. Taip? 26%, taip? Pensija iš sodros bus per maža. Labai keista, kad mes labai dažnai nurašom, kad be pensinių fondų mes sakom, kad va, pensija bus maža. Klausimas, kodėl? Kodėl, pavyzdžiui, kitos valstybės tikrai skiria daug daugiau į šitą pensijos biudžetą, kad pensininkai turėtų daugiau, o pas mus Lietuvoje kažkodėl padarė va tokį, nu, sakykime, modelį, kad va iš sodros gausi tik pavalgyti, nusipirkti, o jeigu turėsi antrą ir trečią pakopą, na, tada turėsi daugiau, ne? Bet viskas tvarkoja, bet galbūt reikėtų tiesiog orientuotis kartais ir į sodrą, kad jinai uždirbtų tos pinigus ir kad būtų iš biudžeto galbūt skiriama daugiau pensininkams pinigų, kad būtų bent, kaip sakant, orita pensija, taip? Viskas tvarkoja, važiuojam toliau, 26. Pensija iš sodros ir ką dar turim trečioje vietoje, 10, 13, ne? Tai ilgalaikė investicija, kuri auga. Viskas tvarkoja. Tikrai investicija auga, tik tai ar pakankamai. Kiek gerai tuo metu supratote, kaip veikia pensijų pakopa? Daugiausiai buvo 3,6, ne? Vidutiniškai žinojau pagrindus. Toliau žiūrim, silpnai pasitikėjau kitų rekomendacijomis, 24, visai nesupratau ir sutikau. Taip? Ar prieš pradėdami kaupti lyginote antrą pakopą su kitomis investavimo galimybėmis? Tai va, 51% pasakė ne. Jie tiesiog net nežiūrėjo jokių alternatyvų. Aukso, sidabro, ETF-ų, suteltinių investavimų, dar kažko tais. Taip, tiesiog pasitikėjo. Taip, o tas pasitikėjimas mus privedė prie šiandien dienos, kad mes turbūt jau visus metus, kiekvieną dieną kalbam apie pensinius fondus, kas yra irgi nenormalu. Ne, laikiau tai ne investicija. Nežinau, taip, 22 šiek tiek, bet paviršutiniškai, taip. Tai irgi tai parodo, kad žmonės tiesiog nesuprato, ką daro. Kas jums šiandien yra svarbiausia, kaupiant pensijai, taip? Kas svarbiausia? 29%. Lankstumas ir galimybė kontroliuoti pinigus, taip? Stabilumas ir saugumas. Ir paveldimumas. Teisingai. Yra paveldimumas pensijų fonduose, tai irgi vienas iš tokių galbūt irgi didelių pliusų, nes iš sodros mes nepaveldėsim sodros pensijos, iš antros pakopos mes galim paveldėti. Taip?
Jei šiandien reikėtų spręsti iš naujo, ką jūs darytumėt? 47,9% pasakė, greičiau rinktumėtės kitas investavimo formas. Taip, žmonės pripažino, kad pensiniai fondai neuždirba tiek, kiek mes tikėjomės ir dėl to rinktus normalu kitus kažkokias kitas alternatyvas. Na ir geltonas, abejotumėte ir skaičiuotumėte, ne? Nu, natūralu. Ir nežinau, reiktų daugiau informacijos. Ok, viskas tvarkoja. Tai yra beveik pusė žmonių pasakė, kad rinktus galbūt kitas alternatyvas, o ne pensinį fondą. Ar jaučiatės pakankamai kompetitingas pats priimti investicinius sprendimus? 60,9% pasakė, iš dalies dar mokausi. Na, darau prielaidą, kad čia buvo žmonių, kurie seka Finansų ir kreditų valdymo asociaciją, vis tiek kažkiek tų žinių apie finansus turi, tai dėl to labai džiaugiuosi, kad mūsų bendruomeniai tikrai žmonės mokosi ir žiūri, kur galima tobulėti toliau. 17. Taip, jau investuoju ir suprantu rizikas, labai gerai. 16 ne, todėl renkuosi automatinius sprendimus. Viskas gerai, kai jūs labai gerai uždirbat, nėra blogai, sakykime, tie automatiniai sprendimai, bet žinoma, reikėtų pasižiūrėti alternatyvas ir tikrai išsiaiškinti, kokie yra mokesčiai ir kokios investicinės grąžos. Ne? Na ką, tai ačiū, noriu padėkoti 121 žmogui, kurie tikrai dalyvavo mūsų apklausoje. Jie daugmaž taip ir atspindi visą tą visuomenės, manyčiau, situaciją. Ir šitoj vietoj sprendžiam, ką darom toliau su pinigais. Gerai? Na ir nekilnojamo turto mylėtojams kviečiu, kaip sakiau, į tokią pasakų šalį, nes mes jau su savo asociacijos nariais ieškom šalių, kur yra nekilnojamas turtas už kvadratę ne po 5,000, o po tik 1,200, nu maksimum 2,000 eurų, ne? Ir tokios šalys yra. Teisingai reikia viską pamatuoti, pažiūrėti, o kad būtų tikrai viskas jums aiškiau, mes kviečiam, važiuojam kartu į tą vietą, kur yra tie nekilnojami turtai ir tikrai patys klausėt, susitinkat su vystytojais, kalbam apie tai, kas ten vyksta, kaip vystosi šalis, kaip vystosi nekilnojamas turtas, kokios yra grąžos, bet tą reikia pažiūrėti gyvai patiems. Tai jau į vasario mėnesį turus nebespėsit, bet va, gal pažiūrėkit, galbūt turit galimybę kovo 4 ir kovo 8 vykti, taip, į Bulgariją vykstam vasario 25 kovo 1 ir tikrai jau nusipiešia tokį paveikslą, kur jums atrodo geriausia investuoti. Stebuklas yra tame, kad tikrai nėra tiek daug suvaržymų, kaip yra pavyzdžiui čia Lietuvoje. Ten gali atsiskaityti grinais, auksu, bitkoinais, taip, viskas yra kontroliuojama. Taip pat yra kontroliuojamas statybos. Mes kažkaip tais intuityviai ieškojom, kai mes ieškojom projektų, pavyzdžiui, čia galit pasižiūrėti, kokios yra kainos. Mes, kai ieškojom projektą, mums svarbiausia buvo įsitikinti, ar čia tikrai bus saugu, ar tikrai pastatys. Tai mes įsivertinam, kiek parduotų būtų. Būtų parduotų jau yra daugiau nei pusė. Plus bankas yra skyręs kredito liniją 9 milijonų, taip? O jie visų pinigų net nėra panaudoję, o jau pardavė daugiau nei pusę. Tai va tas rodiklis, kad tikrai žmonės pasitikė šituo statytoju ir tikrai perka, tai mums tiesiog irgi sutikė garantiją, tikrai jau kelios šeimos irgi turi čia nekilnojamą turtą. Taip? Ir kuom yra gerai, kad čia nereikia net pradinio įnašo. Taip? Jūs galite tiesiog, jeigu yra galimybės mokėti, jūs galite mokėti, jeigu turit, pavyzdžiui, netgi 30% savų lėšų, kaip pavyzdys, apie 15 000, jūs jau galite, kaip pavyzdys, gauti kreditą, finansavimą. Bet pasižiūrėkit, galbūt Lietuvoje irgi galima, jeigu turit kažkokį butą, kuris tiesiog yra nuomojamas, bet neįkeistas bankui, labai dažnai mes su savo nariais pertvarkom turtą, apjungiam kreditus, ten atlaisvinam turtus ir po to mes tą turtą, ir šiandien viena sutartis jau yra iš banko, kur davė 150 000 įsigyti užsienį nekilnojamą turtą. Ir prašau, žiūrėkit, jūs perkat už tokias kainas, taip? Norit, pasakau, pirkit ekonomiškus variantus, nes kartais iš studijų ar iš tų mažų butukų visada dažniausiai tu uždirbi daugiausiai, nes vietoj vieno didelio tu gali 2 mažiukus nusipirkti, ne? Todėl jūs pasižiūrit ir įsivertinat. Tai jeigu kažkas turit jau čia tikrai daug kreditų ir bankai jums neduoda, tai
nu man tokia stebuklų šalis, ne? Ten labai taip nežiūri, ten tiesiog žiūri, aha, sumoki 30-40% už turtą, bankui parodai, kad tikrai ten uždirbi ten kažkokias pajamas ir bankas tau duoda 10 metų kreditą, taip, ir tu gali įsigyti nekilnojamą turtą. Tai va, jūs pasižiūrite, ne, ir čia aš šneku apie naują statybą. Ir čia tiesiog mes ką darom, tai mes ateinam, va, kaip matėt, į statybų projektą, įsiaiškinam visas rizikas ir viskas, ir daugiau nieko daryti nereikia, tiesiog žiūrim, stebim statybas, susimokam pinigus ir kai pastatys šitą pastatą, jau jo kaina bus, žinokitės, apie kažkur tais 2,5–3 tūkstančiai dolerių, taip, nebe 1500. Čia priklauso dar nuo aukšto, kokį jūs rinksitės, taip. Ir viskas, ir jūs sprendžiat, ar jūs jį norit parduoti, ar jūs jį tiesiog norit nuomoti, ne, tai čia jūsų asmeninis dalykas. Mes ten įkūrėm savo įmonės, kaip ir Bulgarijai, tai yra padedam ir įsigyti, ir nuomoti, ir paskui, jeigu reikės, padedam ir parduoti. Tai čia tik tai jums reikia patiems apsispręsti, taip, kur perkat nekilnojamą turtą. Ir kaip pavyzdį pasakysiu, mūsų vienas asociacijos narys savo tėviškai nusipirko irgi pakankamai didelį butą, tik už 22 000 eurų, taip, jį padalins į 2 butus ir uždirbs apie 15–20 tūkstančių eurų. Viskas. Nebūtinai kartais važiuoti tos užsienius, mes tiesiog važiuojam ten todėl, kad pagal, žinot, tą euro įvedimą, ne, kai mes jau praėjom jau pati Lietuva, 10 metų turim eurą, tai mintis yra tokia, kad mes irgi kartojam tą patį, taip kaip ir Kroatijoje, pavyzdžiui, mes nespėjom, ne, yra Graikijos, yra Ispanijos, irgi šalis, kur irgi įsivedinėjo eurą, taip. Ir tiesiog šiai dienai yra šalis, kurios įsiveda šiandien eurą, yra šalis, kurios dar įsives. Tai mes daugiau žiūrim tokį ekonominį, sakykime, variantą ir žiūrim, kur nekilnojamas turtas kainuoja ne 5 000, o dar tik tai 1000 ar 2000 eurų. Taip? Ir tai yra nauja statyba. Taip? Na ir egzotika. Tai kam tikrai noris ir galvoja, kad studijos ir ten yra ne jums, ne? Tikrai yra puikus projektas, kur jau tikrai pradeda statyti. Žinoma, čia jau reikėtų investuoti turbūt čia daug dievė per 10 metų, kad viskas įsigyvendintų. Bet noriu pasakyti, kad yra tokia, kaip ir Dubajuje, yra sala, jie daro tokią salą ir toje saloje bus grinai su prekybos centru, su kazino, su viskuo, su jachtklubu, čia bus konferencijos salė. Irgi jau turim galimybę jums pasiūlyti kažką egzotiško. Ar didelė kaina? Nemanyčiau. Dabar stato šitą pastatą, tai kvadrato kaina 2800 eurų dolerių su pilna apdaila. Ne, tai jau studija jau kažkur galima įsigyti apie 110–120 tūkstančių eurų. Tai vėl, čia tik tai pamastymai, kas ko nori, dėl to sakau. Renkamės, važiuojam, pasižiūrim, dar kas norėsit, važiuosim paslidinėti, taip, kas dar nespėjo šiais metais, na ir praleisim gerai laiką, taip. Tai va, gerbėmėjai, dar kartą, kas imat kreditus, taip, rekomenduoju, tikrai turėkit namuose tokią knygą, mano knygą kreditų paslaptis, kur tikrai sudėjau, kaip imti, netgi čia yra 5 skyriui, yra kaip pasimti 2, 3 kreditą, taip, kaip saugiai tą padaryti, taip, kaip už kreditus padaryti taip, kad mokėtų kiti, o ne jūs iš savo algos, taip. Tai va, prašau, norit audio, norit video, norit knygą, tiesiog viską padarėm, kad jūs tiesiog domėtumėte savo kreditais, nes kreditai yra, tas dalykas, kuris mus tempia į dugną. Tai ačiū labai, kad išklausėt, ačiū labai, kad domitės finansais, taip. Tikiuosi pasimatysim, jeigu turi didelių ambicijų pasidaryti finansinį planą, įsigyti galbūt kokius 5 nekilnojamus turtus ir gauti pasyvias pajamas, ne, susikurti savo verslo sistemą. Tikrai kviečiu ateikti, tikrai mūsų jau daug asociacijos narių jau esam padarę daugiau nei 500 finansinių planų. Ir kas įdomiausia, mes ne tik juos padarom, bet dar padedam ir įgyvendinti. Taip? Tai tikiuosi, kad jūs esate tas žmogus, kuris irgi nori pasidaryti finansinį planą ir mes greitai pasimatysim. Sėkmės jums!